ir pavėlavusius prijungsiu. Tai labas vakaras visiems, esu Aušra Stankevičienė ir kalbėsiu šiandien, kaip ir sakau, apie unikalią galimybę jums. Ir šiandieną kalbėsim tik tai apie marketingą, už tai, kad mes jau labai daug, palyginus per šitus 7 mano darbo mėnesius, tikrai turim labai daug įrašų apie produktą. Ir šiaip informacijos daug turim, kurią galima vis pasikartot ir pasikartot. O marketingą reikia paanalizuoti, kad jį suprastum, ane? Labiausiai suprantamas tampa marketingas, kai pradedi dirbti, pradedi statyti tuos partnerius ir jisai tampa aiškus. Tai aš esu Aušra Stankevičienė, esu iš Lietuvos ir šitoj kompanijoj jau 8 mėnesis, tai tikrai jau pakankamai esu susipažinus su marketingu ir aktyviai dirbam su komanda ir padedam kitiems lietuvaičiams. Tai mes vedam lietuvių kalbą marketingą ir apie produktą ir turim pastoviai rusų kalbą. Kiekvieną dieną vyksta rusiškai. Tai va, tai einam toliau. Čia įdėjus aš kelias nuotraukas naujokams, čia kaip įrodymas, kad mes tikrai buvome Malaizijoje, tai galiu pasidžiaugti, kad mes 7 iš Lietuvos, mano vadovė Irena ir 6 mano komandos partnerės, mes buvom nuskridę į Malaiziją kompanijos pakvietimu. Ir labai daug dalykų sužinojom, pamatėm, supratom, išjautėm. Ir kaip aš sakau, jau dabar mane iš čia niekas neiškrapštys. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad kompanija labai į mus atkreipė dėmesį. O mes, aišku, savo ruoštų irgi labai susidomėjom šito ir produktu, ir pačia galimybė. Už tai, kad tikrai niekam nepaslaptis, tų kompanijų atsidaro, daug užsidaro ir aišku, yra žmonių, kurie iš vis mėgsta palakstyti po tas kompanijas. Galiu pasakyti, man šita kompanija irgi 4. Ir kaip žinot, yra, sako, 3 nemeluoja, o 4 garantuoja. Tai tikrai nei iš vienos prieš tai kompanijos neišėjau savo norų, tai vis susidėliodavo, tai pandemija, tai vėl kas nors. Bet šitoj kompanijoje, kada žinot, jau tiek padirbi laiko, tu jau žinai, į ką atkreipti dėmesį. Va šiandien aš irgi biškį apie tos kriterijus pakalbėsiu. Į ką reikia atkreipti jungiantis į kitą kompaniją arba į naują kompaniją, kuri jums iš vis nauja. Tikrai laimingi tie žmonės, kurie ateis pirmiausia čia ir įsitvirtins ir jie supras, kad tikrai geriau niekur nėra, patikėkit manim. Marketingą išskaičiuoti tikrai labai gerai moku ir retas, kuris gali su manim, kaip sakau, eiti koja kojon dar, bet vėl reikia žinot, kad mes esam dar labai naujokai, tai tikrai matau, kad jau komandoje lyderiai auga, jau jie savarankiškai daro, jau jie perkando marketingo plonybės, žino, ką daryti, kaip statyti. Bet žinokit, kai pradeda dirbti ir pradedat gauti komisinį, tikrai žinokit, jau geriau nesinori nieko. Tai va, produktas pas mus yra, čia vat matosi pavyzdukai mūsų produkto, prieinama kaina kiekvienam, kas yra labai privalumas jungiantis į kompaniją, kad galėtų produktą įpirkti bet kas, mama auginanti vaikus, pensininkas, ar jaunas, ar senas, kad bet kas galėtų įsigyti produktą, mama ne tik savo ir savo vaikučiams galėtų nupirkti, tai yra labai labai svarbu. Tai ir aišku, galimybė užsidirbti yra be išimties visiems. Ir galiu pasakyti, aš tikrai, žinokit, nebursiu abrakadabra ir nesakysiu, kad atėjus į tinklinę rinkodarą, jūs padirbsite 2 valandas ir jums čia tūkstančiai birės ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, tinklinė rinkodara tai yra profesija, tai yra
tai tampa gyvenimo būdas. Ir, pavyzdžiui, aš dirbu tik tai su šita kompanija, čia kuriu komandą, čia darau prezentacijas, čia analizuoju, čia bendrauju su partneriais. Aišku, tai nereiškia, kad aš neturiu kitų veiklų, aš turiu ir su investavimu, aš savarankiškai tenai padirbu, bet darbas mano pagrindinis yra čia. Ir kad man užtektų 2 valandų, nu, aš žinokit, nežinau, kokie ten gali būti uždarbiai, jeigu jums užtenka į dieną 2 valandų ir jūs galite užsidirbti ten tuos tūkstančius. Aišku, jeigu žmogui užtenka į savaitę ten 50 eurų arba į mėnesį 200, tai tada taip, gal žmogus ir užtenka jam tų 2 valandų. Todėl galiu pasakyti, kad jeigu jūs nuoširdžiai atėję pirmus kelis mėnesius padirbėsit, tai pradžioje paskui jau dirbsit su savo komanda ir tikrai pamatysite, kiek šitie 8 bonusai, kaip jie greitai atsiras jūsų piniginėje. Tai pirmas bonusas pas mus yra pakvietimo, paskui registracijos bonusas, atnaujinimo bonusas, kada paketą mes viską pakalbėsim, binarinis bonusas. Pasakysiu, kad mūsų marketingas susideda iš 2 tipų, tai yra linijinis marketingas ir binarinis, ir jie tarpusavį vienas kitą papildo. Tai vat yra žmonės, kurie ateina tik iš linijinio ir sako, va, kaip čia yra, tai galiu pasakyti, pavyzdžiui, jeigu kompanijai nėra binarinio marketingo, aš net nesvarstau galimybės eiti į tokią kompaniją dirbti. Nes visą laiką, kur tik linijinis marketingas, komisijos yra ženkliai mažesnis. Ir tikrai galiu pasakyti, šiandien aš jums parodysiu, į ką reikia atkreipti dėmesį, ko tikrai nei viena kompanija šiai dienai net negali jums pasiūlyti. Taip, linijinis bonusas, lyderiavimo bonusas, valiutos bonusas. Šiai dienai valiutos bonusas mūsų apsistoja ties akcijomis, kurias kompanija mums duoda, ir apie tai viską šiandien dabar iš eilės. Į mūsų kompaniją nėra registracijos šiaip sau užsiregistravai ir tupi. Nėra pas mus taip ir man tas labai patinka. Jeigu aš padirbau su žmogu, pasiūliau jam galimybę įsigyti produktą pigiau, nes mes partneriai galim produktą pardavinėti, pavyzdžiui, po 40 eurų, ne, bet mes siūlome žmonėm patiem registruotis į kompaniją ir įsigyti produktą tiesiogiai iš kompanijos. Ką tai reiškia? Atėjimas į kompaniją pradžioje yra per paketą. Pagrinde mūsų komandos dirba su 2 paketais, tai $884 kainuoja pats nuostabiausias mūsų paketas Pionierius. Aš dar mūsų viršutinės sponsorės sugalvojo, kad tai privilegijuotas paketas, ir iš tikrųjų taip ir yra. Kada jūs ateinate į komandą, kurti komandą, tai jūs tikrai aiškiai pamatot, kiek duoda privilegijų šitas paketas, nes jūs gaunat net 26 produktus į tą paketą. Ir pažiūrėkite, lentelėje begalybės ženklas. Šitas paketas jums suteikia begalybę komisinių maksimaliais uždarbiais, jokių nėra apibrėžimų jam. Ir jisai jums atidaro duris į kitų žmonių, kaip sakau, sveikatą, nes jūs gaunat net 26 produktus, jūs iš karto jau galite parduoti. Aš per 2 dienas pardaviau tą paketą, kai jisai pas mane atėjo, mes atėjom iš karto su vadovė, tik tai su pionieriais, net kalbų negali būti, kai tu ateini į verslą. Aišku, jūs galite sakyti, va, kas neturit pinigų, žmonės. Kas nori pinigų, visi randa, nes supranta, kad jisai atidaro savo verslą. Patikėkit manim, jokio verslo jūs neatidarysit už 900 eurų. Jokio. Turėjom žemiškus verslus ir mes ne vienas. Turėjom, pakomentuokite čate, kas turėjote
paprastą žemišką verslą, ar UAB, ar įmonę, ir kiek jums kainavo pradėti tą verslą. Tai aš galiu pasakyti, kad kainuoja šimtais tūkstančių ir mes su vyru tą skonį patyrėme. Todėl čia ateiti su nepilnu tūkstančiu, tai aš nežinau, ar gali būti dar geriau. Bet aš kalbu apie tos žmonės, kurie ateina į verslą. Bulderis yra paketas, nesiunčiamas bulderis nemokamai. Ir pionierius nemokamai nesiunčiamas čia, aš tik tai, taip, kadangi su savo partneriais kalbu, tai aš jau čia savo. Bet šiaip jūs kiekvienas tarėtės tuo žmogum, kuris jūs pakviečia. Tai bulderis yra 12 produktų, irgi yra labai daug, jisai kainuoja 408 eurai ir plus siuntimo sąlygos. Ir jūs gaunate galimybę patys vartoti ir dalinti su šeimos nariais. Jeigu neturit šeimos nariams kam, tai jūs galite dalį produktų parduoti. Ir yra dar vienas Europai skirtas paketas lyderis, tai kaip mes vadiname mylimiausias, nes šitas paketas skirtas tik vienam žmogui, tai yra 3 produktai, nuo kurių jisai pradeda rūpintis savo sveikata. Jisai kainuoja 100 eurai plus atsiuntimas ir gaunate 3 produktus. Konsultanto mes čia ne Europai skirtas šitas, kadangi šitą marketingą naudoja ir Afrika, ir dar ten kitos gal šalis, tai konsultantas yra skirtas tom šalim, kurios yra, neturi tokių galimybių nusipirkti brangesnius paketus. Tai mes kažkaip ir nelabai registruojam to konsultanto, nes nėra net ir ką veikti su vienu produktu ir laukti jo 3 savaitės, tai tikrai neverta. Tai ką noriu pasakyti, kodėl man patinka, kad per registraciją yra paketai. Už tai, kad kai jūs užsiregistruojate, tai jūs gaunat produktus, tai yra labai gerai, jūs nieko nepraradot, gavot produktus ir gerinat savo sveikatą ir pradedat dalintis informaciją. Bet kas yra gerai, kad jūsų struktūroje, kai jūs jau pradėsit registruoti, nebus tuščių registracijų. Jūs padarysit darbą, žmogui paaiškinsit, siūsit, rodysit ir jisai ateis užsiregistruoti ir jūs gausit komisinį. Tai yra tikrai labai naudinga. Ir dar atkreipkite dėmesį, mes prie šitų taškų dar grįšime. Tai pionierius turi 780 taškų, bulderis 360 ir lyderis turi 90 taškų. Bet atkreipkite dėmesį, prie bulderio ir prie lyderio jau begalybę ženklo mes neturime. Ką noriu pasakyti? Atėjus į kompaniją su mažesniais paketais, jūs turėsite galimybę juos pasikelti ir apie tai mes dar pakalbėsime. Dabar premija tiesioginiam rėmėjui, jeigu jisai pats atėjęs į kompaniją, jau užsiregistravo ir pradėjo dalintis informaciją, tiesiai sakant, atėjo daryti verslą ir pradėjo ieškoti savo partnerių komandą, kad susikurti komandą. Jeigu jūs esat pats pionierius ir užregistruosite pionierių, jūs gaunate patį didžiausią komisinį, 30%. Ir net $234. Pionierius, priminsiu, kainuoja $884, ne? Kaip tik tai toks partneris pats jūs atsistoja, jūs už registraciją, kad jisai užsiregistravo, gauna 234. Jeigu jūs užregistruosit su mažesniu paketu, pats esat pionierius, jūs gausit 26%, irgi yra labai daug, tai bus $93.60. Ir jeigu jūs pionierius būdamas užregistruosit lyderį, jūs gausit 23% nuo sumokėtos sumos, tai yra $20.70. Bet jeigu jūs esat bulderis ir užregistruosit pionierių, atkreipkite dėmesį, pažiūrėkit, kiek jūs gausit. 163,80. Tai yra 9% mažiau negu gautumėt būdamas pionierių. Tai paprastai mūsų partneriai pirmiausia pasikelia, kad didesnį paketą, nes pas mus taip galima, kad neprarasti, nes realiai pažiūrėkite, kiek čia 40, 70
dolerių mažiau gauna vien dėl to, kad jisai yra bulderis, ar ne? Tai vat visą laiką reikia pasimti pinigus maksimaliai, kiek duoda kompanija. Jeigu jūs esat bulderis ir registruojat bulderį, jūs gaunate lygiai tiek pačiai, kiek pionierius registruoja bulderį. Jeigu jūs registruojat būdamas bulderių lyderį, gauna $20.70. Tai va, tai apie paketus čia viskas aišku, jūs šitą video galėsit pakartoti ir pasianalizuoti. Toliau yra, čia vat kaip rodau kaip pavyzdį, jeigu jūs esat bulderis, čia viskas lygiai taip pačiai, ką kalbėjau ant paveikslėlio parodyta yra. Ir vat, jeigu jūs esat bulderis, ne, čia nuotrauka, jeigu esat pionierius, už tai, kad aš iš savo kabineto dariau, aš esu pionierius, tai jeigu jūs esat pats pionierius ir registruojat bulderį, jūsų komisinis yra 145, čia jau su viskuo. Gerai. Tai va, jeigu jūs esate pionierius ir registruojat pionierių, va jau šiandien viską apkalbėjau, tai bet galutinį rezultatą ir kitus komisinius sudėt, kuriuos dar kalbėsim, gaunasi pionierius gauna 347, čia tie $2 yra mečio bonusas, jo nereikėtų skaičiuoti, mečio bonusas mokamas vieną kartą mėnesį. Tai va, tai jūs būdamas pionierium, visus komisinius, kuriuos, kai padarysit registraciją, gaunate, tai bus jūsų komisinis 347, atkreipkite dėmesį, maždaug 40%, tai yra labai daug. Dabar sekantis komisinis registracijos premija. Tai atrodė, apie ką čia kalbėjau, apie registraciją. O čia registracijos premija yra ta, kada mes į sistemą suvedam komisinį, suvedam duomenį žmogaus vardą, pavardę, mes jau užregistruojam, parenkam jam paketą, sudedam krepšelį. Ir tai kompanija, įsivaizduokit, nei vienoj kompanijai šito nėra, sumoka už tai, kad jūs užtrukot 5 minutės ir suvedėt duomenis. Sumoka. Jeigu jūs esate pionierius ir registruojat pionierių, jūs gaunat net 19,50. Užtrunkat 5 minutės. Tai aš jums linkiu kuo daugiau tokių registracijų. Jeigu jūs esat bulderis, pionierius ir registruojat bulderį, gaunat 15, va čia, jeigu esat bulderis ir registruojat pionierių, gaunat 15,60. O jeigu bulderis registruoja bulderį gauna $7. O jeigu pionierių 15,60. Apie tos mažesnius čia viskas analogiškai. Jeigu esat lyderis ir registruojat pionierių, gaunat 11,70, jeigu bulderį 5,40, o jeigu lyderis registruoja, tai €35 gaunat. Tai va čia šita lentelė parodo, kiek jūs gaunat komisinio, kai suvedat naujo partnerio duomenis. Ir visai nesvarbu, ar tai jūsų pirmos linijos partneris, ar jūsų antros, ar trečios, bet kurį partnerį iš savo struktūros registruojant, jūs gausite šitą komisinį iš savo kabineto, kada darot registraciją. Dabar už paketo atnaujinimą. Atsimenat, aš sakiau, kad galima paskelbti paketą. Tai kaip pavyzdys. Jeigu jūs pradžioje nusipirkot paketą bulderis, kuris yra $408 kainuoja ir turi jisai 360 PV taškų, nes, sakiau, atsimenat. O pionierius turi 780 PV. Tai jūs dasidedat 420 PV, jie jums kainuos $476, jūs papildomai dar sumokėję šitus pinigus gausite, jeigu jūs savo pakėlimą darot, jūs gausite 14 produktų,
O sponsorius, kuris jūs pakvietė ir jūs buvot bulderis ir nusprendėt pasikelti pionierių, jisai nuo šitos sumos gaus komisinį. O tą skirtumą tarp bulderio ir pionieriaus jisai gaus komisinį. Ir jisai gaus už patį paketo pakelimą ir gaus binarą. Kada vyksta upgrade'as, sponsorius negauna už duomenų suvedimą, nes jau jie būna suvesti. Upgrade'ą partneris gali daryti tik tai iš savo kabineto. Niekas kitas negali to daryti. Tai va. Tai šitas ir kas yra labai džiugu, kad nereikia aš kur dirbau prieš tai kompanijoje, tenai jeigu tu nori pasikelt paketą, tu turėdavai jį visą naują pirkti, nesvarbu, kad jie turėjai prieš tai mažesnį. O čia užtenka tik tai damokėti. Ir lygiai taip pačiai, jeigu esat lyderis ir norit pasikelti iki bulderio arba iš karto į pionierių, tai tiesiog skirtumą taškų ir skirtumą pinigų. Ir gaunat skirtumą produktų. Dabar pajamos už plėtrą, čia jau kalbėsim apie binarą. Plėtra tai kada jau prasideda į gylį ir į plotį, nes pirma linija tada, kada mes registruojam savo asmeninius partnerius. Plėtra prasideda tada, kai jūsų partneriai pradeda registruoti partnerius, tada prasideda plėtra. Ir plėtra pas mumi prasideda nuo binaro. Ir binaras pas mus atrodo taip. Dabar čia irgi labai svarbu, į ką reikia atkreipti dėmesį, kuo skiriasi bulderis ir pionierius. Ir atrodo visai paprasta. Esi pionierius, registruoji partnerius, kokius nori ir gauni komisinį binarį. Bet čionai labai įdomiai. Pionierių nėra apribojimų, tik tai, į ką reikia labai svarbu atkreipti dėmesį, pionierius turi 780 taškų. Ir jisai, jeigu jūs, aš parodysiu dar biškį ir ant paveiksliuko, jeigu jūs nes binaras yra dvi pusės. Turi būti visą laiką atsirasti pora. Ir jeigu jums atsirado tą dieną viena pora, pavyzdžiui, 780 taškų, mažesniai pusiai. Visą laiką mums mokės, kada už binarą, kai mažesniai pusiai atsistos partneris. Tai kai jūs gaunat mažesniai pusiai 780 taškų, pavyzdžiui, užsiregistruoja pionierius. Ir tai gali būti nebūtinai jūsų asmeninis, tai gali būti jų komandos, ne? Jūs gaunat ten 93-60 dolerių. Ir tą dieną aš esu padarius video, kur labai smulkiai šitą marketingą, būtent išaiškinu. Jeigu tą dieną bus daugiau partnerių, kurie irgi pirks pionierių ir statys pas jūs į mažesnę koją, už visus likusius mokės kompanija 6%. Šiaip moka 12%, kas čia vyksta, nežinau, kas čia vyksta. Ir šiaip tai 12% nuo 780 PV, o nuo likusių visų 6%. Tai ten gaunasi apie 46 doleriai maždaug. Už binarą ir jų gali būti neribotas kiekis tą dieną ir kartais tai būna, kad tikrai nemažai, būna, kad vien tik iš binaro 200-300 įkrenta. Tai tas apribojimas ir yra tame, kad už visus likusius moka po 6%, bet už 780 PV moka net 12%. O dabar atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat bulderis, jums tik už 360 taškų. Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Čia man persijungia. Tik už 360 PV moka 11%. Už likusius moka po 5,5%.
Ir dar yra ribotuvas, bet, čia jau reikia labai užaugti komandoje, kad pasiekti tą ribotuvą. Tai va, visus likusius taškus moka po 5,5% tą dieną. Viskas vyksta vieną dieną. tą dieną gavot jūs komisinį, rytoj, ant rytojaus vėl per naują. Jeigu ant rytojaus vėl naujos registracijos, reiškia, jūs vėl gausite daugiau. Dabar toliau. Čia man kažkas junginėja, čia negali būti pats, atgal niekada neina pačios skaidrės. Tai dabar taip, va čia va taip atrodo, kai mes, žiūrėkit, va čia va, pavyzdžiui, yra kairiai pusiai taškų ir dešiniai. Dešiniai pusiai yra mažiau, ne? 1560 PV. Kas čia yra, nesuprantu. Ar čia man automatas užstatyti? Pažiūrėsim dar. Tai va, 1560 PV. O kairėje pusėje yra 2340. Tai reiškia, dešiniai pusėje mažiau. Ir kai tą dieną dešiniai pusėje atsistos 780, viena pora atsiras papildomai, va čia va atsistos, ne? Tai jūs gausite 93,60. Jeigu dar viena para šitoj mažesniai pusėje atsistos, jūs gausite jau už visus likusius po 46. Ir jeigu, pavyzdžiui, tą dieną ir binaras bus ir su bulderiu, viskas, kas virš 780 taškų, visi taškai bus po 6%. Tai čia laikui bėgant tikrai tą pajausit, suprasit. Ir kartais pamiršta partneriai šitą ir sako, šiandien užregistravau antrą pionierių ir ant rytojaus mažiau gavau binaro. Tai va šitą irgi reikia visą laiką atsiminti. Dabar, kas surišta dar su, šitas komisinis irgi yra surištas su mūsų binaru. Bet šitą komisinį moka už komandos binarą. Reiškia, kai jūs uždirbate binarę, tai gauna jūsų sponsorius už tai. Jūs patys už savo binarą gaunat tik tai binaro pinigus. O kai jūsų partneriai pradeda uždirbinėti binarą, jūsų partneris pirmos linijos gavo 93,60, tai reiškia, jūs gausite 5% sekančio mėnesio 1 dieną, gausite 5% nuo jo uždirbtų 93,60, jeigu tas partneris yra pirmos linijos. Jeigu jisai yra jūsų partnerio partneris ir jisai yra jums antra linija, ir jisai padarys registracijų, pasigausis porą ir jisai uždirbs binarą, jūs gausite 4%. Trečia linija jums 3%. O kad gauti jau už 4 liniją, jums jau reikia padaryti rangą goldą. Rangas goldas, mes pakalbėsime, yra 2,5 tūkstančio uždirbta jūsų apyvartinių pinigų. Tada goldas jau atidaro jums 4 liniją. Ir atkreipkit dėmesį, lyderis išvis tik iki 6 linijos ir tai jau rangus reikia padaryti. Bulderis mokamas iki 8 linijos, o pionierius iki pat 10 linijos ir darant toliau rangus. O pavyzdžiui, jeigu jūs esat bulderis, jūs galite daryti kiek norite tų rangų, ties 8 linija jūsų komisinis už komandą pasibaigs. Bet čia mūsų komandoje dar nėra nei vieno, kuris nepasikelia, tie, kurie dirba, iš karto pasikelia, nes jie supranta ir čia viskas labai aišku. Bet kadangi yra tokia lentelė, tai mes turime pasakyti, į ką eina žmogus, kodėl jisai tą paketą gerina. Ir kas įdomiausia, kad mes tą paketą pasikeliam vieną kartą. Jums nereikia
jums nereikia ten daug kartų mokėti, nes paketo produktas kainuoja $34. O kada jau jūs būnat paketą turit, jūs po to perkat visą laiką su tikrai pakankamai didelė nuolaida produktą iš kompanijos ir paketą mes perkam tik vieną kartą, reikia šitą žinoti. Rangus irgi darom vieną kartą, vieną rangą. Jum padarius vieną rangą, niekada jisai nenukris, jisai nedings, jūs už jį gausit komisinį papildomai ir jum niekada jo nereikės kažkokiu tai būdu išlaikyti ar pakartoti, ar ten tęstinumas kažkoks. Jūs nuo vieno rango palaipsniui prie kito eisite savo tempu, kaip jūs galėsite. Va šitoj vietoj man labai patinka, kad jūs pats savo nustatot, per kiek jūs laiko padarysite tą rangą, per kiek jūs laiko ateisite iki to rango ir kiek, nes rangas yra tam tikra suma pinigų, apie kurią mes pakalbėsim. Tai dar ką atkreipkite dėmesį, kad tarp goldo ir platinumo dar yra rangas Gold Star, jisai mums netidaro gylio. Va šičia mečio bonusas šitas vadinasi, jis mums gylio netidaro. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, esat goldas, kad jum atsidarytų 5 gylis, jau jūsų komanda pradės augti, jūs stebite, kad jum atsidarytų 5 gylis, jūs turite padaryti platinumą. Paskui jūs turite padaryti rubiną, paskui safyrą ir taip toliau. Ir palaipsniui link tų rangų, patikėkit manim, nėra atrodytų, oi, kad aš čia padaryčiau. Jau žinokite, kai padarysite goldą, paskui jau įsijungia tas pagreitis, jau jūsų partneriai pradeda dirbti ir jau jūs suprantate, kad jau jūs turite komandą. Goldas būna, kad tu pats dar kol kas registruoji ir kol tarp tų užregistruotų atsiranda, kurie įsidirba, tai tas vat ir būna. O paskui jau žinokite, jūs einate su komanda į priekį. Toliau, tai va čia dabar dar parodysiu, kaip atrodo mūsų rango bonusas ir galiu pasidžiaugti, pasakyti, kad šitą bonusą mum pateikė vėliau, kai mes pradėjom dirbti. Aš jau buvau rubino range, kai šitą bonusą mum pasakė ir man sumokėjo 850 už visus prieš tai aš šiaip prašau, išsijunkite video visi, aš kai kuriuos išjungiau, nes labai mirguliuoja ir man trukdo ir įrašui nelabai gerai. Tai va čia vat yra labai gerai, kad dabar mums viskas pateikta, mes viską matom ir dabar taip, ir garsai, užsidariau dabar. Tai čia jūs kiekvieną kartą atsidarę va šitą skaidrę, jūs, ojojoj, sustokite, kas čia man piešėt. Čia man kažkas pripiešė. Nepieškit, nieko nelieskit, prašau, čia nieko nedarykit. Tai va, tai čia man patinka šitos lentelės, aš va dabar, kad žinau, kad man tuoj bus mano rangas Sapphire Star. Ir jau tu gali ateiti ir pasižiūrėti, kiek gausi komisinio, bet, pavyzdžiui, 500. Ir komisinį išmoka, kai padarai rangą sekančio mėnesio, pirmom dienom aš kažkur 4, 3, 4, va taip gaunu aš pati. Tai va, tai žodžiu, čia irgi labai daug neišsiplėsiu, pasižiūrėkite, aš vieną gražią dieną atsisėdau, išsianalizavau visus tuos rangus, tai labai įspūdingai atrodo pats Crown Ambassador, kada jau tu apyvartą 1 milijoną padarai ir čia kalba eina apie asmeninę apyvartą.
asmeninė apyvarta, tai ne komandos apyvarta, o jūsų asmeninė jūsų uždarbis asmeninis šiandien pliusuojasi, rangai pagal asmeninį uždarbį. Į tą uždarbį įeina visi mūsų komisiniai ir mečio bonusas nuo komandos ir papildomų pirkimų komisinės. Vienintelis komisinis neįeina va šitas, kuris gaunamas, kai tu padarai rangą. Tai turbūt normalu, kad jisai neįskaičiuotas. Šitas komisinis įkrenta ne į bonus sąskaitą pas mus, o į tą S-Wallet, kur tikri pinigai sąskaita, ir jisai nesiskaičiuoja į mūsų kvalifikacijos kėlimo sąskaitą šitas bonusas. O visi kiti 7, 6, visi kiti 7 skaičiuojasi. Ir dar akcijos. Akcijos dar noriu pasakyti, kaip tik tai jūs padarot rangą, bet įsivaizduokit, jūs padarot rubiną, 15 000 apyvartą, jūs gaunat dar kartą $300 ir gaunate tiek pat akcijų. Ir jūs būnat jau gavę iš viso $850 ir 850 akcijų. Akcijų kabinete dar nesimato, bet jos pas mus įsigalios akcijos. Klausykite, kažkas pastoviai junginėja, aš žinau, kad pas mane nėra šito draudžiama, aš pati nejunginėju. Tai tiesiog nelieskite ekrano. Tai va, tai čia gaunasi taip, kad man labai patinka pasižiūrėti, aš jau žinau, kiek turiu akcijų, kokia siekiamybė, pavyzdžiui, jeigu jūs esat Gold Star, reiškia jūsų siekiamybė, kad balansė būtų 7,5 tūkstančių, jūs jau žinot, kada gausite komisinį ir taip toliau. Tai tam šitos lentelės, kad jūs žinotumėte, kur jūs einate. Toliau šitas aktyvacijos bonusas arba papildomi pirkimai, direct bonus jisai vadinasi kabinete, tai yra, čia prasideda jau labai stipriai dalyvauja binaras ir galiu pasakyti, bus partnerių, kurie supras šitą bonusą, nors aš turiu ir atskirai video būtent apie šito bonuso privalumus padarius. Šitas bonusas, toks jausmas yra, kad jisai yra atsietas nuo kitų bonusų pas mus, bet kartu ir apjungia. Tai jisai dalyvauja registruojant binarę, kada mes statome partnerius į kairę, į dešinę. Ir čia ką reikia atkreipti dėmesį. Šitas bonusas, atkreipkite dėmesį, jisai moka jums net 95% nuo papildomų pirkimų PV taškų. Tai yra labai didelis komisinis, labai. Kiekvienas produktas turi 16 PV. Žmogus daro vieną kartą į mėnesį nors vieną produktą, minimum vieną. Jisai gali jų daryti 5, 10, jisai gali jų daryti kiek nori ir kiek nori kartų, bet tas bonusas skaičiuojasi tam mėnesiui. Jūsų partneris ir jūs turite labai atkreipti dėmesį. Jeigu jūs pats darot aktyvaciją, perkat papildomai produktus, čia ant savęs labai naudinga pirkti, nes tikrai mes gaunam gerą kainą. Čia nereikia žabaliot po visą struktūrą, kad nusipirkti produkto pigiau. Ir jeigu jūs turite vieną partnerį, užregistravę tą mėnesį, jūs šito bonuso negausite. Čia yra labai svarbu vienas kairiai ir vienas dešiniai. Jūs patys perkatės minimum vieną produktą ir jūsų tie partneriai perkasi ir tada jau jūs gaunat nuo pirmos linijos 10%, nuo jūsų partnerių linijos antra jums bus 15%. Ir čia labai daug momentų yra, šiandien šitam nesiplėsiu,
Bet va čia aš jau gale mėnesio savo lyderiam duodu signalą, mergaitė, susižiūrėkit, ar tikrai pas jūs kairiai, dešiniai pusėje yra po 5 žmonės. Dabar dar ką pasakysiu. Čia va tai ypatingai, kas jau esate padirbę ir žinot. Mes labai dabar visą laiką sekėm, kad jie darytų aktyvacijas. Kairiai, dešiniai darytų aktyvacijas. Jeigu jūs turite, pavyzdžiui, dešiniai pusiai aktyvių partnerių, kurie padarė, pavyzdžiui, net 5 partneriai, kurie padarė aktyvaciją, o kitoj pusėje jūs darėt registracijas. Vat mano atveju dabar taip vyksta, aš dabar daugiau dirbu su kaire. Ir tai gaunasi, tą mėnesį, kai jūs užregistruoja tą partnerį, jisai jums skaitosi kaip aktyvacija. Tai pavyzdžiui, jeigu dešiniai pusėje jūs turite daugiau tų partnerių ir iš jų 5 mažiausiai padarė aktyvacijas, pirko papildomai produktą mėnesį ir tą mėnesį jūs pasidarėte 5 registracijas, kaip pavyzdys, aš kiekvieną mėnesį tiek pasidarau, tų registracijų būna ir daugiau, ir gaunasi, ir dar jūsų viršųjų partneriai, kurie prieš tai atėję, jiegi daro aktyvacijas. Tai jeigu jūs padarėt registracijas, tą mėnesį jau irgi užsiskaičiuoja kaip aktyvacijos. Tai jau jūs galite toj pusėje, kurioje darėt registraciją, būti tą mėnesį ramus, kad tą mėnesį jums aktyvacijų užtenka. Nes kiti partneriai gylį daro aktyvacijas, kad jūs nuo visų gylių gautumėt. Aišku, čia liečia tuos, kurie jau turi gylyje tų žmonių. Pas mane jau yra visas 10 gylių atsidarę, pas kitas merginas yra 8, yra 7, yra 6. Tai jeigu jūs dar tik tai 6 gylius turite, tai jums labai svarbu, kas lenda prie mano lentelės. Tai 6 gylyje, ne, pas jūs, reiškia, vienoj pusėje 3 turi žmonės būti ir kitoj 3. Ir jie turi būti aktyvus. Arba jie turi būti šviežiai užsiregistravę būtent tą mėnesį nuo 1 iki 31, arba jie nusipirkę po 1 produktą. Ir tada jūs jau gaunat už 6 gylius, kurie ir ne jūsų asmeniniai partneriai daro registracijas, jūs pirkimus papildomus jūs gaunate komisinį. Tai tikrai labai faina, pradžioj dar nelabai šitą buvau supratus, buvau galvojus, kad papildomai, bet ką dar noriu pasakyti, kada jūs tik tai užsiregistruojate į kompaniją, dar tik tai pradedat registruoti partnerius, dar ir šita aktyvacija nesusijus yra su mūsų registracijų bonusai. Šita aktyvacija, šitas komisas yra labai didelis, kada jūsų komanda daro ir jūs darot. Jisai labai. Bet jeigu jūs kol kas 1 mėnesį dar darote tik tai registracijas ir jūsų komanda tik užsiregistravo ir jiems produkto papildomai nereikia, tai ir tą mėnesį ir nedarot, nes jūs vis tiek už visas registracijas gausite visus komisinius, visus. O čia yra jau papildomas. Ir paskui jau žiūrėt, kad pas jumi komando, jau jūsų partneriai pradėjo registruoti, jau pradeda atsirasti partnerių, tada visi suprantat, susitarėt, kad atėjo laikas pirkti papildomai produktą kiekvieną mėnesį ir gauti plus papildomai pajamų. Ir galiu pasakyti, gauna partneris ir po 500, ir po 800, ir virš 1000 gaunam. Žodžiu, ir tai, kuo didės mūsų komanda, tuo tas komisinis bus didesnis. Šitas komisinis yra labai dosnus ir jam reikia morališkai ruoštis prie didesnės komandos. Bet statant reikia jau žiūrėti kairiai ir dešiniai. Čia jau dalyvauja binaras. Tai šito mokinamės atskirai. Aš esu tokią padarius lentelę, būtent šitam komisiniui, kaip atrodytų, jeigu jūs, pavyzdžiui, 1 gyly, reikia turėti 10 partnerių, tai reiškia kairiai 5 ir dešiniai. Ir jeigu kiekvienas partneris pirks po
minimum vieną produktą, nors tikrai perka partneriai padaugiau, jūs gausite $16, nes 10% moka už pirmą liniją. Kada jūsų partneriai, tie 10 partnerių, susiras kiekvienas kairiai pusiai 5 partnerius ir dešiniai pusiai 5 partnerius ir supras visą šitą sistemą ir jie pirks po vieną produktą, nuo antros linijos jūs gausite 240, tai bus 15% nuo jų pirkimų. Ir kada jūsų partnerių, 100 tų jau bus partnerių, jie irgi pakartos tą padarys po 10, bus jau jūsų komandoje 1000 partnerių, jie visi nusipirks po vieną produktą, jūs tik tai nuo trečios linijos gausite 3200. Įsivaizduojat? Ir čia šitas komisinis, mano kantrybė bando kažkas, šitas komisinis skirtas yra tik tai vienam bonusui, kuriam jūs išleidžiate į mėnesį $28. Čia tik tai vienam. Ir jeigu va taip va žiūrėti tik į šitą komisinį ir dar svarbiausia šitas komisinis, visai nesvarbu su kokiu paketu žmogus atėjęs. Jisai kol registruoja tos partnerius, jisai gauna ir kitus komisinius, ir binarą, ir už registracijas, ir už duomenų suvedimą. Ir gale mėnesio pasidaro po vieną, minimum vieną produktą ir vau, va, prašau, virš 3000 komisinis, ane? Tai čia jau laukiu, kada ateis partnerių, kurie supras, kaip čia yra, bet aš žinau, kad mes tai išsirutuliosim. Ir jeigu čia susitarus visiems ir eiti tik ant šito, jūs atkreipkite dėmesį, 4 gylyje, tik 4 gylyje, 15% jūs turėsite 10 000 partnerių, 24 000 ir čia kiekvieną mėnesį, o tai čia už 4 liniją, už 3 gausi 3200 ir taip toliau. Vat jeigu visi šitie partneriai nors po vieną produktą nupirks. Bet čia jau turi toksai, susitars su 10 žmonių, kurie padarys tą patį. Jie susiras 10 tokių, kurie padarys tą patį. Gali būti, kad jums reikės surasti 20 žmonių, kurie padarys tą patį, ne? Bet tie, kas ieško, visi randa, ne? Tai jau nekalbu apie sekančius rangus, nes jau čia paskui 5 gyliai 160 000. Aišku, paskui į gylį ten ta lentelė šiek tiek gal pasikoreguos, nes jau jūs ten visko ir nesukontroliuosite, ne? Bet jeigu jūs pradžioje teisingai padarysit ir teisingai perduosit tą žinutę, tai galutiniam rezultate labai dideli komisiniai. Aišku, čia 10 milijardų žmonių, tiek ir planetos žmonių nėra ir visi neteis į jas global. Bet kažkokį fokusą į čia, pavyzdžiui, pasidaryti mėnesį 30 000 per visus gylius, tikrai įmanoma ir daugiau. Čia tikrai žinau, kad padaro žmonės. Tai va, čia toks biškį paprastas pavyzdys padarytas, kada jūs turite po vieną partnerį vienoje ar kitoje pusėje, po 2 partnerius, jūsų partneriai pakartoja tą patį ir iki 10 gylio pas jumi būtų 1024 partneriai ir jeigu jie visi pirktų po vieną produktą, jūs gautumėte 1715. Šita lentelė nėra teisinga, galiu pasakyti, už tai, kad jeigu jūs turėsite tik tai 2 partnerius, tai jeigu žiūrėt pagal tą kompanijos pateiktą lentelę, tai atsidaro tik tai 2 gyliai. Tai už 10 gylių komisinio jūs negalėtumėt gauti. Bet čia kaip pavyzdys. Bet jūs, kad gautumėt visus tuos 10, jūs vis tiek turit turėti 10 partnerių, kairiai ir dešiniai, kurie pirktų po 5 produktus, po vieną produktą. 5 poros turi būti, kad jie pirktų po vieną produktą, tada jūs gausite į gylį nuo visų iki 10 gylių.
Lygiai taip pačiai ir tam partneriui, kuris yra antroje eilėje. Jeigu jisai norės gauti šitą patį, jisai irgi turi turėti 10 partnerių. Todėl šita lentelė tokia tik tai mini pavyzdys, kokių skaičių jūs galite pasiekti. Tai va, tai, nes jeigu nebus 5 vienoje ir kitoje pusėje, tiesiog neatsidaro kiti gyliai ir komisinio už jį nėra. Tai va, tai tiesiog noriu, kad žinotumėt viską. Ir kaip pakliūti į Dubajų nemokamai, šitą mėnesį mes, brangieji, turim paskutinį, kas dar, ar yra tarp mūsų žmogus, kuris dar nori šį mėnesį padaryti Dubajų. Kas norite į Dubajų? Ar yra čia norinčių į Dubajų? Jūs šį mėnesį dar galite tą padaryti, kurie jau, va, Linu, aš labai džiugiuosi, Linute, kad tu dar nori, nes ir aš labai noriu už tave irgi dvigubai. Tai va, tai galiu pasakyti, kad norėti neužtenka, reikia padirbėti normaliai ir nėra čia taip sudėtinga, bet jau nuo 1 mėnesio dienų, mergaitės, darykite. Nuo 1 mėnesio dienų. Turėsim gerą tūsą Dubajuje. Mūsų skrenda jau nemažai, aš neatsimenu kiek, bet jau tikrai žinau, kad mūsų virš 10 yra. Tai va, tai Dubajus mūsų laukia tie, kurie jau pasiruošė, šitas mėnesis paskutinis, lapkričio pabaigoje konkursas baigėsi ir bus paskelbti visi nugalėtojai, kas skrisim, ir dabar va šiandien sužinojau, kad kelionė bus vasarį. Tik tai dar nežinom gerai dienos. Tai va, kaip ir viskas, ką šiandien norėjau papasakoti, dar kartą parodau skaidrę, kurią jūs galite persižiūrėti ir pagalvoti, su kuriuo paketu jums geriausia ateiti. Tai daug galvoti čia nėra. Jeigu jūs norite ateiti verslą, tai pionierius ir builderis. Jeigu jūs norite tik tai vartoti, jūs galite ateiti su lyderiu ir turėti visą laiką pigų produktą, bet aiškus turite žinoti, kad bet kada jūs paketą galite pasikelti. Tai va, tai viskas, ką norėjau šiandien papasakoti, apie produktus šiandien nekalbėjau, pas mus jie yra patys gražiausi ir patys geriausi, iš tikrųjų tikrai produktai veiksmingi. Ir reikia kantrybės su jais pagerti, visą laiką atkreipkite dėmesį, kad tai nėra vaistai ir tai yra natūralūs produktai ir su jais reikia ir kantrybės, ir atkreipdėmėsi, gerti vandenuką, prisižiūrėti mitybą ir tikrai turėsit labai gerus rezultatus. Tai labai ačiū visiems už kantrybę, kviečiame prisijungti komandą, ateiti, klausti, domėtis, tikrai bus visą laiką mokymai, palaikymas, tarėmės, galvojam, kaip geriau padaryti, kaip čia duoti jums daugiau žinių ir kad žmonės kuo, kaip sakau, susikurtų gerą gyvenimą tiesiog iš namų. Tai va, su jumis buvo Aušra ir iki kito karto.